Tas tekstas yra peizažas, čia galima žiūrėti medį, žmogų, cigarą. Ar čia tie rūmai, kur gimė žvaigždės ir dievai, šis mažas medis, mezgantis vaisius panašus į tave, cigaras, degantis ir skleidžiantis dūmus, gulintis meilužiai, padalins mano kūną. Tas tekstas vadinasi kaklaraištis ir laikrodis. Kaklaraištį, kaip gaila, kad tu nusidėvi ir tai puošia tave, o mandagume, vienas iš paimk, jeigu tikiesi kvėpuoti. Kaip mums čia gera, gyvenimo grožis pralenkia mirštančiųjų sielvartą, valandos, mano širdis, mano akis, kūdikis, agla, ranka ir Dantės eilėraštis, spindintis tarytum negyvas, dailus svetimšalis, mūzos tavo kūno duryse, begalybė įteisinta pamišusio filosofo, savaitė tirpsis. Ir ketvirtas tekstas vadinasi, galėtų vadintis Prismeigta balandėlė ir fontanas. Tekstas skirtas Pirmam pasauliniam kare žuvusiems Apolinero draugams ir deja ir pats Apolineras neišgyveno šios pasaulio nelaimės. Perverti veidai dailiausi, nuostabio žydinčios lūpos, Mija, Marija, Ijetė, Lori, Ani ir tu, Marija, na, kurgi jūs, ak, mergaitės jaunos, bet prie fontano meldžiasi ir verkia ši balandėlė sužavėta. Visi prisiminimai tolimosios praeities bičiuliai mano nelemtam kare pražuvę, pavasaris kyla ir lekia per dangų, o tavo žvilgsnio ežerai sustingsta ir melancholiškai numiršta. Kur dingo Maksas, Žakobas ir Brakas, kur pilkakis lyg saulėtekis Derenas, o kur Bijy, Reinalis ir Dalizas, kurių vardai liūdni tarytum pėdsakai bažnyčioje, kur puskarininkis Kremnicas tikriausiai žuvo, mano širdis prisiminimų kupina, dėl mano širdgėlos fontanas verkia. Visi, kurie kariai išliko, dabar kovoja šiauriai, kiemuos kraujuoja oleandrai kaip kare, saulė leidžiasi į kraujo jūrą.